kiek man džius ir kiek ilgai džius, ar galiu dėti toj, ar galiu dėti rytoj, kas bus po 2 dienų ar panašiai. Dažnas ganėtinai klausimas yra. Įsivaizduotų situaciją kaip ir su skalbiniais, ar ne, sakysim, jeigu yra darganotas oras ir žema temperatūra, reiškia ir džius ilgai, o jeigu mes turim saulėtą, reiškia, dieną ir žemą santykinį oro drėgnumą, tai džius ganėtinai greitai. Tai tas pats ir mišiniam. Jeigu šalta ir drėgna, tai džius kelias dienas. Jeigu yra geras oras ir aukšta temperatūra, džius per dieną. Ten kokius skersvėjai įtakoja? Skersvėjų visada reikia vengti, tiesioginės saulės reiktų vengti, įsivertinti tokias situacijas, kad artimiausias sekančias bent jau minimum 3 paras būtų teigiama oro temperatūra visą parą, visas tas 3 dienas. Prastesnių orų vengti visokių peršalimų, sulyjimų, apsaugot paviršių. Kokias dažniausias klaidas daro žmonės renkantis arba naudojant mišinius? Neįsivertina, tarkim, aplinkos sąlygų, neįsivertina paviršiaus, blogai pasiruošia pagrindus, dažniausiai turbūt skubėjimas, nepaisimas aplinkos. Kartais sąlygos priverčia dirbti blogų orų ar panašiai. Tai kartais, kad tiesiog medžiagos sugadinamos, nes netinkamai paruošiamas darbui. Tai tarkim, jeigu aprašyme parašyta, kad reiškia, šiaip dažniausiai ir būna, kad į vandenį reikia pilti mišinį, tai taip ir reikia daryti, o ne priešingai. Tai labai dažnai irgi žmonės tiesiog nepasiskaito, kad pavyzdžiui, tai greitos tingimo mišinys, kad tu jį turi vieną kartą išmaišyti kelias minutės ir staigiai su juo dirbti. Tai būna, kad eksperimentuoja su vandens kiekiu. Aha, žiūri, grindinis mišinys, bet kaip ir netaip liejasi, gal aš įdėsiu daugiau to vandens. Įdeda vandens ir sugadina medžiagą, viskas išplaukia, jinai nesustingsta ir gaunasi ir dvigubas darbas, ir medžiaga sugadinta, ir nervai sugadinti. Tai tam, kad tokių klaidų nebūtų, tiesiog kiekvieną kartą gerai būtų pasiskaityti tą produktą, kaip jį paruošti. Jeigu yra 2 komponentų medžiaga ir tiesiog į A komponentą įdėti B, sumaišyti, sakykime, minutę ar 2, tai taip ir reikia daryti. Nereikia ten dar depilinėti vandens ar dar kažko, tai ar antrą kartą permaišinėti. Yra, pavyzdžiui, tokių produktų, kurį vieną kartą turi sumaišyti. Yra tokių produktų, kurios turi būtinai 2 kartus permaišyti. Tai nueiti išgerti kavos po 5 minučių, ateiti ir permaišyti. Tam, kad jisai turėtų tas savybės, kurios aprašytos, kurios ir reikalingos ir toks turi būti. Tai nes iš tikrųjų tokių klaidų labai daug pasitaiko ir tiesiog skambučiai, ypač iš tų žmonių, kurie bando patys kažką tai darytis, nes taip yra pigiau, aš pasidarysiu, bet labai dažnai iš tikrųjų tokias elementarias klaidas padaro ir pačių tų žmonių gaila, nes kaip ir pinigai išmesti, gaunasi, tarkim, hidroizoliacija. Susimaišė ant karštos saulės, jinai 40 minučių darbo laikas, sutrumpėjo iki 10-15, sustingo, iš tikrųjų brangus daiktas, gaila, išmesti reikia ir mums netgi priekaišti, kad kažkaip tai ten kažko tai nežino. Bet reikia tas aplinkos sąlygas labai žiūrėti, bet dar klausimas, tai jeigu yra etiketėje parašyta, reikia pilti, nežinau, į maišą 6 litrus. Taip, tai vienu atveju gali būti plus 30, ne, o kitu atveju gali būti plus 5. Vis tiek mes turim pilti 6 litrus. Gamintojas dažniausiai nurodo ribas, tai reikia pradėti nuo minimalaus kiekio ir jeigu tavo sąlygos kažkokios tai kitokios, tai padidinti vandens kiekį iki maksimalaus. Bet pati čia dažniausiai turbūt sausų mišinių temos klaida, kad aš dariau iš akies. Ir kaip pagauni, kad jis padarė klaidą, ten meistras arba šeimininkas, kai paklausi, kiek pili vandens,
pasako atmintinai tą skaičių. Reiškia, jau po to perskaitė ir jau įsidėmėjo. Tai vandens kiekis iš akies, jisai nėra geras pasirinkimas, nes kiekvienas mišinys dirba prie tam tikro vandens kiekio, nes čia yra produktai, kur naudojamos ir cheminės medžiagos, tai tam tikros cheminės medžiagos prie tam tikrų vandens kiekių skirtingai dirba ir tai gali pakenkti. Ta kartais priverčia noras padaryti daugiau, tas labai aktualu dirbant su rievėjimo mišiniais, kur iš tikrųjų tai yra apdailinė medžiaga ir turėtum kruopščiai tenai su rievikliu nuo rievėjimo skardos įstumti mišinį į siūlę, jį gražiai sutankinti ir apdirbti. Tai dažnai užsimaišo dideliais kiekiais, labai skystus mišinius su per dideliais dozėm vandens, prisidaro tokių savadarbių, visokių švirkštų, rankovių ir panašiai ir bando ten, nežinau, per pusvalandį padaryti 10 kvadratų. Tai iš tikrųjų irgi viena iš tokių esminių klaidų su apdailinio medžiagom. Skubėjimas dirbti, norėjimas greitai padaryti daug per vieną kartą. Aš esu vieną objektą važiavęs, kažkas buvo negerai su armavo mišiniu. Tai nuvažiavom, ruduo toks buvo. Nuvažiavom, galvom, sakom, žiūrim, viskas gerai. O iš kur vandenį įmat? Pasirodo vandenį iš ežerų. Iš kažkokios balų, net ne iš ežerų, iš balos tokios ten apaugusios Mauricijos.